Labų rytų. Kągi, pradėsim kelionę. Giedrius dviratukas, mano. Ir atvažiavęs dar vienas jaunuolis. Ogi Šarūnas atvažiavęs. Su fūra savo. Bandys laimę kažkur. Pradžiai planuoja vieną dieną, bet gal išvažiuos ir visą. Lietuvą ir Lenkiją. Išvažiuosi? Iš Lietuvos gal išvažiuosi. Iš Lietuvos? Iš Lietuvos gal išvažiuosi? Gal. Ne, kad labai nusilpęs, kaip pernai palygino šiemet, žiauriai silpnas. Nu jau va, ir žmona skambina, kad jau grįžt namo. Nedaug. O, ką padėsim? Iš Giedriaus namų visą laiką. Ką, kelionė prasidėjo. Prisijungė ir Šarūnas, kaip sakiau. Hačias bėga. Hačie! Jodam. Nu ką, judam pro Simną. Važiuojam. Normaliai prisijungia ir Šarūnas prie mūsų, kaip matot. Bet neaišku, kiek jis laiko važiuos, ar vieną dieną, ar visą kelionę. Turi problemų. Tai žiūrėsim, kaip čia kas seksis jam. Dviem 6 km įsukta. Simno. Jodam po biškį, ką jau čia. Greitis mažas. Bent jau man tai tikrai per mažas. Hebrytai gal ir geras. 16 laikyti. Aš tai norėčiau biškį didesnių, nes įpratęs gal biškį didesnių važiuoti. Nu, žiūrėsim, kaip bus šitą kelionę. Vaibas kelionės pradžia vakar gera, šiandien nuotaika nekokia, nežinau, kažkokius keistas jausmas labai. Negeras jausmas. Nežinau, kas čia gali būti. Gal kokia, o gal kaip tik negeras jausmas gerai seksis, o gal atvirkščiai. Nežinau, kažkaip nesinori nuotaikos gadintis, bet gal bus ir viskas gerai. Skau, pirma, Hebros pirma diena mano, antra, vakar tai super geras jausmas buvo, šiandien. Nu, bus kaip bus. Tikiuosi viskas bus gerai. Kągi, atvykom iki Kalvarijos. Prie upelio ar tvenkinio, nežinau. Kas darosi valgyti, kas bandau plaudyti video. Aš irgi eisiu pasidarysiu valgyti. O dabar įmynėm. Tiek. Eisiu pasidarysiu sausiaką. Giedriaus duotą. Karinį davinio. Švedišką.
Papietausim ir toliau minti. Na kągi, ragaujam. Švedišką sausiako. Vertinsim, kiek kas ko. Su bulvėm. Gerai, kad jos virtas. Ir avenžerniais. Kaip aš juos mėgstu, ne tas žodis. Aštru, biškį. Ragavom be aviržinių. Kur čia neragausi? Kaip sausiakui. Kaip sausiakas, tai gerai. Skaniai. 7. Ja, 7. Sorry, kaip šlimčiu, bet aš valgau. Hebrytė irgi valgo. Aštrumėlis pasijautė, žinokit. Ne kažką. Šiaip mėgstu aštriai, bet žinau, kad man negalima. Ne obuoliukai, bet gerai. Va sustojom parduotuvokiai, pasistiprint, Giedrius. Ledų, banano, aš blindos. Dėmesio kameros. Na. O, štai pasiruošęs. Gal nereiks dėt abrūsis. Nu, kaip praeitais metais, tie? Aha. Irgi lauktuvis. Ai, va, su šalmu. Viskas gerai, šviečia viskas. Jo, šį kartą. Pelėmenis. Ras prie ko prisikabint. Nesvarbu, kad tu lemputė važiuoji. Dviračiai kol kas rieda. Tvarkoj. Giedriaus naujos padangos, sakė, greičiau rieda negu senos. Taip ir turėtų būti. Gerai, tai ne. Rieda greičiau. O grįžę padarysim jam toblesus. Tai tada nedasivysiu net aš. Koks kaimas? Kažkokius. Mackai. Mackiai? Nežinau. Nu, tarkim, kažkokius. Judėsim link Vištyčio. Tikrasis influencerių iš tų youtuberių darbas. Dėl 20 sekundžių tiek darbo. Ruošia droną, po kol pakels. 20 sekundžių biškį ir bus baigt. O ruošimės, nu kiek kokias? 10 minučių tiek pasiruošti, 5 gražiai padaryti. Bet yra ką. Va taip. Youtuberio darbas. Da kažkas atsitiko draugui. Eina namas. Garantija baigėsi ir sugedo. Nu tikėkimės, bus viskas gerai. Ir skries dronas ir matysit Giedrys kanale gerų vaizdų. Atvykom su Giedrium į dar vieną Vištyčio regioninį parką. Praeitų metų, aplink Lietuvą ir šių metų emblemos. Ilsėjausi čia praeitais metais, šį kartą įvažiavęs 80, praeitais metais 8 buvo. Sukės, neblogai sakyčiau. Suvalgom po bananą, kas rieštukų, kas bananą ir judam. Giedriau! Atskridom prie Vištyčio ežeriuko. Ir minam dabar link Lenkijos sienos. Link Lenkijos sienos pasižiūrėsim, kaip ten kas. Gal pavyks parodyti ir ežeriuką, nes ant dviračio vairo yra šitas. Norisi saugiai viską daryti. O! Va ir Vištyčio ežeras. Svariukas, kad uždengiau šis.
Koks gražus, o ten ir mūsų nedraugiška valstybė Rusija. Giedrius priekiai, važiuojam. Labai gerai minas. Po ledų. Labai geras oras. Aišku, vėjas į mus. Bet gerai. Vas dasivėjų Giedrių. Kočioju. Gerai, nesityčiok pagaliau. Karočią, kai varnas apvažinėja mane, karočią sako, va, galvojau ir kirs, kad lėtai minu. Neteisybė. Ką sako, netikėkit. Meluoja. O, laukit Lenkiją mūsų. Kągi, puškuojam. Į 6 laipsnių kalną. Kaip Tour de France varžybose. Liežuviai palei kelienius jau. Bet už tai tų į Lenkiją. Kita valstybė. Neužilgo. Eik, dar daug kalną. Neužilgo. Kuo tos bėga, kai seno arklio? Kai nuvaryto. Kaip nuvaryto arklio. Liežuviai palei žemį. Smagu. Oi, kam tu meluoji žmonėm? Kas gali būti smagaus? Pasakyk. Oras geras. Gulėt prie ežero, kočiai. Dar meluoja žmonėm, po to jis prisižiūri tokių video ir vina patys. Kas čia gali būti? Antra mano atostogų diena. Ir jau komentarų gaunu, kad varyk į darbą greičiau. 20-30 metrų ir Lenkija. Agi, einam pažiūrėti kito. O, kitas tai tikrai dzūko yra, matau. Labai aukštai tada užmečiau. Va, čia tai privaryta normaliai, lipdukų. Tai ką, lipdysim čia gal dabar naują? Kaip sakai? Jo, lipdysim šičia ir traktormaniją užlipdysim dar vieną. Ženklo Lietuvos. O, yra pačioj mūsų praeitas ženklas. Va. Reiškia, užlipdėm, pamiršau visą. Ką, Giedrių foto dar pasidarys? Įvežiuom į Lenkiją. O, turim problemytę, kelio remontą. Kaip kažkada mes važiavom šičia. Oksvaltas buvo. Va šitą miestelį Lenkiją. O dabar Oksvalto nėra. Minsim žvyrkelį. Nu nieko, nedaug čia pamint. Mum su Giedriu labai gerai minasi. Su Giedrium kartu. Kažkaip. Man tinka tempas 18, kaip ir sakėm. Tos bus tempas. Gerai man labai tinka. O čia žvyrkeliu kažką paminsim. Tai paminsim. Kaip, Giedriau? Gerai. Gerai. Ne, tai atrakcija, vis įdomi. Taip, išbandėjai tikras grevelio padangas tikram grevelį Lenkijoje. Reikėjo tik tą kalbą važiuoti su kuo. Pavarėm! Bet įveikėm viskas. Opa. Atminiau iki 3 šalių sankirtos. Lietuva. Lenkija. O, ten kažkur Rusija. Iki čia daminių. Mūsų ženkliukas yra uždėtas. Praeitų metų, kaip stebėjau. Dar yra, čia praeitais metais buvom sustoję. Labai smagu. Ir panašiai. Buvo. Ir yra
Kelias labai geras. Gali su dviračiu mint labai gerai. Green Velu skaitosi, tai labai gerai, kad mintut Lenkijai. Tai va šitu va siekia, tai Green Velu. Labai gerai kelias. Mint. O dabar ką, draugai nuvažiavo. O aš vienas jau sakau. Užlipinsiu lipduką šių metų. Ir manau bus. Kas šį liko 20 km gal iki tos vietos. Nedaug. Kur tie lipdukai mano? Ir šiandien baigsim kelionę. Kaip reikia, taip ir sunkiai įsitraukia jie. Sunkiai randi. Ką, užlipinu lipduką ir važiuoju į ten, kur mano draugai naminiai. Kągi, atvarėm lemtingą kalną, kuris labai apgaviks, atrodo, va, pasibaigs, bet nefiga. Jis yra didelis, aukštas, nežinau kaip pasakyti. Pamotyvuosim Giedrių. Push, push, push. Giedriau. Aš tikiu. Aš tikiu tavim. Čia kalnas apgavikas. Vėja mane Giedriu. Minu, pasigrožėkit vaizdais gražiais. Geras kalnas, bet užtenka čia filmuot, reikia mint. Nenoriu labai gytis, bet šiais metais įsiminė lengviau negu praeitais metais prieš tą kalniuką. O šaunuolis Giedrius. Motyvacija paveikiai ir įminė. Net nepadusęs. O, Giedrofai, žemyn leidėsi. Jo, va tu. Užkilom, laukiam. Trečio. Kaip, kalnas? Geras. Geras, patiko, te? Labai. Labai. Kalnas apgavikas. Jo, čia geras kasmetinis toks. Nu, tradiciškas. Laukiam, ja, kur apie jį vis galvojam ir galvojam. Jo. Net Šarūnas sako, aš apie jį galvoju. Neleidžia pamiršti. Jo, bet šiandien, man atrodo, paskutinis šitas kalnas. Nu, jo. Jo. Nebus kalnų. Kalnų diena. Tik čia nedaug liko, kiek čia. Gerai. Įsteiksim stovyklavietę. Kągi, vagi, atvažiavom vėl. Toj pačioj, kur ir sakiau tada. Green Velu taką, susižymėjom traktorius, mūsų praeitą užlipdysiu ir dar savo. Tai atvarėm į šitą stovyklavietę, kur praeitais metais stovyklavom. Jau ir kemperių yra. Lenkaitis vašnekas už Šarūnų. Giedrius. Dviračiai čia jau. O, va, atvažiavo. Galėsit pažiūrėti visą žemėlapį jų. Kur kas gyvena ir ką va, susistabdyt, nusiskrinšotyt. Nu, žemėlapis toks neblogas. O, tai va, 120 kažkiek kilometrų. Nu, normaliai. Įveikta. Ir tie. Paklausiu Giedrius, kaip seks. Kaip Giedriu po kelionė? Tai mano visą laiką greitai reikia updeitinti, nieko naujo čia. Nieko naujo. Gera kelionė, viskas normaliai. Va, su rimta kepuraitė. Jo, dovanota. Nu. Tavo poveliuk. Ačiū už dovaną, tai va ir tysiuosi. Na, labai gerai. Rimta. Gerai, jo, rimta iš Vokietijos parvežta. Tai saugota ne vienerius metus, užlaikyta. Einam darytis vakarinę, ruoštis ir miegot. Aš manau, miegosiu ant šito suolo, nes kažkaip tingiusi palapinę skleistis. Ai, gal ne, tingiusi labai. Aš pripratęs raiste miegoti, tai čia ant suolo tai bus labai gerai.
Kągi, baigiam pirmą kelionės dieną, eisim ilsėtis, kaip sakiau, numininta 120 kažkiek, nedaug. Palapinės, bent jau kai kurie, aš tai, kaip visada, Šarūno palapinė, kaip ir praeitais metais. O nauja, Giedrius palapinė, Vimdietė, labai pakankamai nebloga, sakyčiau. Ne tunelinė, bet tokia šoninė, gera. Kilimėlis labai geras, su folija, jo, geresnis negu mano. Miegmaišis tokis pats, visa kita taip pat. O aš šį kartą pasistačiau, va kokią palapinę, kaip matot, didelę. Dabar Giedrius palapiniai mano užėjęs, nežinau ką čia jis daro, bet kaip supratau, dviratį paliks mano palapinė, o miegosiu šičia. Sakiau Giedriui, jeigu šalta, tegu ateina į rimtesnę palapinę, tai pas mane. Langą įsidėk tada. Langą įsidėt, bet va kokia sofa lova didžiulė laukia tavęs. Tai gerai, jie visi trys. Nu, visi trys čia tilptum, neblogai būtum. Tai tiek, manau, susmatysim jau ryte. Iki.